Sveiki draugai! Štai prieš mus naujausias Dream vejos robotas, lidarinis lazerinis A2, skirtas iki 30 arų vejoms pjauti. Instaliacija roboto tikrai labai lengva, klausimų niekam čia nieko nekils. Apsivedam robotą perimetru ir štai jis jau žino, kur jo yra darbo zona. Vardan testo mes šiek tiek žolę paauginom, žolė yra nepjauta apie savaitę laiko, gal mažiau, bet kadangi balandžio galas, ta žolė dar greit ir neauga, dėl to testas šiek tiek ir užtrunka, nes reikia pasiruošti. Kliučių dydis 20 cm, robotui neturėtų niekas trukdyti, kliučių šitų mes nieko nepažymėjom, viskas yra padaryta specialiai tam, kad įsivertinti roboto darbą, roboto kliučių atpažinimo sistemą ir taip pat vaizdo kameros darbą. Vaizdo kamerą galim matyti savo telefone, taip kad galite pasmalsauti, kas jūsų kieme vyksta, prisijungę prie roboto, taip pat prie jį galite ir pakalbėti. Robotas pjauna čia 20 arų, jo prognozė yra 15-16 valandų darbo. Jeigu būtų 30 arų, kam jis yra skirtas, standartiniu greičiu jisai truktų virš paros. Žiūrėsim, kaip jums seksis. Vėliau, kai nupjaus visą veją, mes ir greitį padidinsim ir kliūtis pažymėsim, pažiūrėsim, kokie yra skirtumai ir per kiek laiko jis spėja susidoroti su savo užduotu darbu. Kol kas netrukdom jam dirbti, pažiūrėsim, kaip jums seksis, įvertinsim viską šiek tiek vėliau, po eilės dienų.